Sveiki gyvi, ponios ir ponai, aš matau, kad jūs jau čia esate bent 14 minučių, tai aš manau, kad visai prasminga būtų pačioje renginio pradžioje aplaudismentais apdovanoti kolektyvą 100 šypsenų, kurie mums padovanojo Lenkų liaudies šokius. Witam serdecznie wszystkich tu zebranych i skoro Państwo już od kilkunastu minut czekają na jakieś przedstawienie bardziej poważne, ale na początku pragnąłbym, abyśmy powitali hucznymi oklaskami zespół 100 uśmiechów, który nas tu tak bardzo efektownie udzielał nam dobrego nastroju. Gerbiamas Vilniaus miesto tarybos sekretoriaus Simonai Girdzijauskai, Gdansko miesto tarybos vicepirmininkė Wojciech Blaszkowski ir gerbiama Gdansko miesto delegacija, miesto gyventojai ir svečiai, ponios ir ponai. Szanowny Panie Sekretarzu Rady, Pan Simonas Girdzijauskas, Szanowny Panie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, Pan Wojciech Blaszkowski, Szanowna Delegacjo Miasta Gdańska, wszyscy tu zebrani Panie i Panowie. Sveikiname visus susirinkusius Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, kuri... Ten wspaniały weekend przy Alei Gedymina nas już po raz 7 będzie cieszył Kiermasz Narodów, podczas którego zostaną przedstawione rzemiosła wspólnot narodowych, dania narodowe, obyczaje oraz tradycje. O šios mugės scena vilniečių supažindins su pasaulio tautų šokiais ir dainomis. Natomiast ta scena zapozna mieszkańców Wilna oraz gości z tańcami i pieśniami narodów świata. Ir be jokios abejonės, kiekvienos gražios šventės pradžioje mes turime sveikinimo kalbas ir sveikinimo žodį tarti kviečiu Vilniaus miesto tarybos sekretorių Simoną Girdzijauską. I jak zwykle na początku tego rodzaju przedsięwzięć wysłuchamy kilka przemówień. Na początku zapraszamy pana sekretarza Rady Miasta Wilna, Simonasa Girdzijauskasa. Gerbiamasis vicepirmininkė, gerbėmėjai delegacija, mieli svečiai ir mieli Vilniečiai. Szanowny Panie Wiceprzewodniczący, Szanowna Delegacjo, wspaniali nasi goście, mieszkańcy Wilna i okolic. Mums yra didžiulė garbė turėti Gdansko kultūros dienas Vilniuje. Dla nas jest ogromnym zaszczytem organizować takie przedsięwzięcie jak Dni Gdańska w Wilnie. Vilniečių mintyse Gdanskas yra ypatingas miestas. W świadomości Wilnian Gdańsk to jest miasto szczególne. Prisimenant pokario laikus, kai 10 tūkstančių Vilniečių Gdanske rado naujus namus. Mając na uwadze lata powojenne, kiedy dziesiątki tysięcy mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny znaleźli w Gdańsku swój drugi dom. Sekretarzowi Rady Miasta Wilna i zapraszamy o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska, pana Wojciecha Blaszkowskiego. Macie labija. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, Gerbėmieji, brangūs draugai. pragnę bardzo serdecznie i gorąco podziękować organizatorom za to przedsięwzięcie. Labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams. Nie ukrywam, że dla nas tutaj przyjezdnych z Gdańska jest to wielki zaszczyt, ale nie ukrywam też, że to jest też ogromna przyjemność i radość. Mums atvykusiems iš Gdańsko tai yra didelė garbė, tačiau taip pat ir didžiulis džiaugsmas. Mam nadzieję, że oznaki tej radości widać na naszych twarzach. Manau, kad tai jūs pastebėjote jau iš mūsų veidų išraiškų. Szanowni Państwo, dosłownie kilka dni temu organizowaliśmy w Gdańsku Dni Wileńskiej Kultury. Gerbėmieji, vos prieš keletą dienų Gdańske organizavome Vilniaus dienas.
To jest taka impreza, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Tai yra renginys, kuris yra labai populiarius miesto gyventojų tarpe. A dzieje się tak dlatego, że Wilno w świadomości mieszkańców Gdańska funkcjonuje jako kolebka kultury i inteligencji. O taip yra todėl, kad Vilnius Gdańsko gyventojų sąmonėje ir aplamai yra priimamas kaip kultūros miestas ir kultūros lopšinė. Trudno zresztą się dziwić, skoro mają państwo tutaj aż 9 uniwersytetów. To jest naprawdę imponujące. Ir ne tik kultūros, bet ir inteligentijos. Ir tai nenuostabu, nes jūs turite net 9 universitetus. Tego święta pana Urbę. Labą dieną, tikrai džiaugiuosi, kad jau 7 kartą Vilnius sutinka tautų mugę ir jau 5 kartą sutinka tikrai nuostabius svečius iš Gdańska. Bardzo się cieszę, że Wilno już po raz 7 wita Kiermasz Narodów i po raz 4 przyjmuje zaszczytnych gości z Gdańska. Lenkų kultūros dienos yra vienas iš pagrindinių renginių. Tikrai jūs pajusite ir liaudės dainas, ir jaunąją muzyką, ir įvairią programą. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę wszystkim miłych wrażeń, ale również chciałbym wręczyć prezenty, to znaczy bochenki chleba, które zdążyłem upiec z wieczora. Gerai, gerbimo publika, ponios ir ponai, manau, kad tikrai aplodismentais galime palydėti ir pasveikinti svečius, kurie ragaus skaniausią garo, ar ne pasaulyje, lietuvišką duoną. Vytenį ir, kiek žinau, tai dar ne visi surprizai. Prosimy o oklaski, ponieważ nasz chlebek jest znany na całym świecie, ale to nie jest tylko taka niespodzianka. Jeszcze mamy więcej. Žinot, vyksta rudens gėrybių mugė, tai taip sakant, jūs irgi užeikite, o mūsų sekretorė aš norėčiau įteikti stiprybę simbolį obuolių krepšį. Tai manau, kad jis apsidžiaugs. Oczywiście mamy też święto dożynek, ale naszemu sekretarzowi chciałbym wręczyć w naśnie jabłka, symbole siły. Kadangi šventė bendra, ačiū Vytenį, bet visi ir paragausim, taip kad tuoj pasidalinsim visi. Dienų Vilniuje metu jūs galėsite pasimėgauti įspūdingais kultūriniais, muzikiniais ir ne tik muzikiniais projektais, kuriuos kūrė lietuvių menininkai draugė su Lenkijos menininkais. Ir štai šitoje scenoje artimiausias kelias valandas mes tikrai mėgausimės puikia muzika. Rytoj lygiai 7 valandą norėčiau jūs pakviesti į Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią. Ten išgirsite daug varpų, tai karilioną skambant su elektroniniais ir džiazo instrumentais.
choćbyś ty usnęła, mądruchna nocańka, to ja cię obudzę łagodnym słowem, to ja cię obudzę łagodnym słowem.
broliuk, negerai, storą žmoną turėti negerai, kai tik loja kuri apkabinti negali, oi broliuk, negerai, kai tik loja kuri apkabinti negali, oi broliuk, negerai. Oi broliuk, negerai, mažą žmoną turėti negerai, kai tik loja kuri jos surasti negali, oi broliuk, negerai, kai tik loja kuri jos surasti negali, oi broliuk, negerai. Tai gerai, seną žmoną turėti, tai gerai, kai tik loja kuri išsimiegi kiek gali, oi broliuk, tai gerai, kai tik loja kuri išsimiegi kiek gali, oi broliuk, tai gerai. Keli vilkai. Gerai, Laura, paimk ašunis. Žiūrėtum, ko gero, gal ten. Ačiū.